Labutis. Taigi, žiūrėsim mintis, jausmai, planai. Mintis, jausmai, planai. Kokie bus mintis, jausmai ir planai? Taigi, mintis. Ką galvoja? Jeigu kas susipyko, nori susitaikyti, rasti bendrą kalbą, apskritai sulyginti situaciją, galbūt kažką netgi pasiūlyti, taip. Žmogus gali pasiūlyti atvykti, susitikti, bet šis žmogus gali būti nelaisvas. Taip, jis tik galvoja, kad nori susitikti, susitikti dėl to, kad, pavyzdžiui, pas jį yra kažkas negerai šeimoje, jis, pavyzdžiui, susipyko su savo žmona arba ant skyrybų slenksčio ir tiesiog galvoja, kur jam toliau judėti. Taip, kol kas jis pats dar nesupranta, kur juda. Jis tokio dar supratimo neturi, bet jis aiškiai nori judėti. Tai vat jo mintis yra tokios. Gerai. Mintis, veiksmai. Dabar žiūrėkim, ar jis šiuos veiksmus vykdys ar nevykdys. Kaip? Veiksmai. Kol kas jis nėra resurse. Taip? Jis kol kas negali nieko padaryti, jis labai nusivylęs, jam labai bloga, jam labai skaudu, jis labai įsižeidęs. Galbūt vėliau, kai jis atsigaus. Vėliau, ką jis darys. Taip, yra kažkokia dama, kurią jis myli, taip, ir kuri jį myli, taip, ir labai blogai jaučiasi be jo, reiškia dama, Taip, bus bendravimas. Bendravimas bus maždaug tolygus. Taip, kol kas, taip, dabar iš damos pusės mums rodo. Dama irgi jaučiasi vieniša, tačiau yra labai šiltas žmogus. Taip, kol kas tokių veiksmų bus tik vėliau. Vėliau, tada, kai žmogus atsigaus, reiškia, planais, taip jis galvoja apie susitikimą, taip jis norėtų judėti, taip jis truputėlį taip pagalvojo, kad jo reikės kažkada tai susitikti, galbūt paplanuosim, galbūt padėliosim, bet šiuo metu jis nedarys nieko, todėl kad jam dar yra sunku. Jis, kai atsistos ant kojų, kai jau jausis tvirtas, užtikrintas, kai labiau pasitikės savimi, tada taip. Tada perspektyvoje jis su tavim susitiks, kai galės tau kažką duoti. Taip, kai supras, kad jo žodžiai turi ne tik žodinę prasme, bet ir fizinę. Ta prasme, aš galiu pasiūlyti, tarkim, gyventi kartu ir aš žinau, kad aš tiek tau galiu padėti, galbūt dar galiu buvusiai šeimai padėti, aš esu tolygiai, stoviu ant tvirto pamato ir dabar galiu, reiškia, savo resursus kažkaip tai tolygiai padėlioti, Kol šito nebus, tol žmogus tikrai nieko nedarys. Štai tokia istorija. Na kągi, sėkmės tau.